Kurie filmai ir serialai džiaugiasi auksiniais gaubliais? Kokie skandalai nuaidėjo Mama 2024 scenoje? Kas nugalėjo nacionalinėje Eurovizijos atrankoje? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Sausio 5-ąją išdalinti prestižiniai auksinių gaublių apdovanojimai. Iškilmingą ceremoniją vedė komikė Nikki Glaser, o prieš šou per interviu ji prisipažino: "Mano tikslas nėra pralieti kažkieno kraują. Tiesiog noriu, kad visiems būtų smagu." Daugiausia kartų šiais metais nominuotas miuziklas Emilia Perez pelnė 4 statulėles. Viena iš jų ir už geriausią filmą miuziklo ar komedijos kategorijoje. Emilia Perez taip pat susižėrė geriausios antrojo plano aktorės statulėlę. Apdovanojimą gavo aktorė Zoe Saldana. Taip pat geriausio filmo ne anglų kalba bei geriausios originalios dainos. Ja tapo Zoe Saldana ir Karla Sofija Gascon kūrinys El Mal. Tik šiek tiek prasčiau pasisekė filmui The Brutalist. Šis buvo apdovanotas 3 auksinių gaublių statulėlėmis. Geriausia kino drama, geriausias režisierius ir geriausias dramos aktorius. Geriausio režisieriaus titulų gali didžiuotis Brady Corbetas, o geriausio dramos aktoriaus Adrianas Brody. Geriausios dramos aktorės apdovanojimas atiteko Fernandai Torres, atlikusiai vaidmenį filme I'm Still Here. Aktorius Sebastianas Stanas, suvaidinęs filme A Different Man, gavo geriausio muzikinio filmo ar komedijos aktoriaus statulėlę, o aktorė Demi Moore tokią pat statulėlę už vaidmenį The Substance. Ji atsimdama aktorė sakė vaidinanti jau daugiau nei 45 metus, tačiau tai pirmas kartas, kai ji laimėjo ką nors kaip aktorė. Kiranas Kalkinas, vienas namuose žvaigždės Macaulay Culkino brolis, tapo geriausiu antrojo plano aktoriumi už filmą A Real Pain. Geriausiu scenaristu filmų kategorijoje tapo Peteris Strohanas už Conclave. Geriausios originalios muzikos apdovanojimas atiteko filmui Challengers ir Trentui Reznorui bei Atticusui Rossui. Geriausias kino teatrų ir bilietų kasų pasiekimas Wicked su Ariana Grande priešakyje. Bene didžiausias netikėtumas įvyko geriausio animacinio filmo kategorijoje. Latvių režisieriaus Ginto Zilbalodžio animacinis filmas Flow pelnė apdovanojimą ir aplenkė Holivudo kino studijų šedevrus Inside Out 2 ir The Wild Robot. Atsiimdamas apdovanojimą režisierius sakė, kad filmą sukūrė labai maža, jauna, bet aistringa komanda iš šalies, kurioje nėra didelės kino pramonės. Tai pirmas kartas, kai čia atsiranda filmas iš Latvijos, todėl tai mums labai svarbu, pridūrė Gintas Zilbalodis. Televizijos turinio kategorijoje puikiai sekėsi serialams Baby Reindeer, Shogun ir Hacks. Štai Shogun, istorinis epas apie kariaujančias feodalinės Japonijos dinastijas, pelnė 4 apdovanojimus. Komedija Hacks paskelbta geriausiu serialu ir pelnė auksinį gaublį pagrindinę heroję vaidinančiai Jean Smart, o Baby Reindeer apdovanotas už geriausią riboto metražo serialą ar TV filmą. Auksiniai gaubliai šiemet vyko jau 82 kartą. Sausio 24-ąją nugriaudėjo tai, ko muzikos mylėtojai laukė visus metus. Ryškiausios ir kylančios scenos žvaigždės į 14 kartą vykstančius prestižinius Mama apdovanojimus susirinko pasidžiaugti savo ir kolegų pasiekimais. Kauno Žalgirio areną užpildė neeilinis šurmulys. 10 000 į renginio vietą atvykusių žiūrovų per metus spėta pamilti muziką ir tviskančios apdovanojimų statulėlės. Tokia atmosfera tvyrojo laikinojoje sostinėje. Šiais metais renginio vedėjų vairas buvo patikėtas neeiliniai trijuliai – komikams Mantui Stonkui, Laurai Dragūnaitei bei dainininkei Nijolei Pareigytei Rukaitiniai. Dar iki renginio kalbėdami apie iškilmes, jo organizatoriai žadėjo nepamirštamą šou. Tuo įsitikino ir melomanai. 3 valandų transliacija buvo gausi nesuvaidintų emocijų, laimės ašarų ir netikėtų staigmenų.
Atidarymo ceremonijos metu žiūrovai išvydo beveik 100 žmonių pasirodymą, kuris apjungė tautinius motyvus ir šiuolaikinę pop muziką. Pirmą kartą dainininko rolę pasimatavo ir komikė Laura Dragūnaitė. Apdovanojimų metu netrūko ir daugiau įspūdingų pasirodymų. Savo muziką dovanojo dainininkai Rūta Mur ir Alanas Chošnau. Tikrą vakarėlį scenoje užkūrė Jonas Nainys Giovanni, prie kurio su hitu Jis prisijungė legendinė atlikėja Lady Ice, Jurga Šeduikytė bei Atlanta. Į sceną žengė ir Pijus Opera, Justinas Jarutis, Kamilė Gudmonaitė. Šventę kūrė praėjusiais metais Lietuvai Eurovizijoje atstovavęs Sylvester Belt, kuris atliko ne tik garsiąją dainą Luktelk, bet ir kitas žinomas dainas. Šventėje po daugybės metų į sceną sugrįžo alternatyviosios muzikos atstovai XM, o jau antrus metus iš eilės ceremonijoje triumfavo Jessica Shy. Ji susižėrė net 4 Mama statulėles – metų atlikėjo atlikėjos, metų pop muzikos grupės atlikėjo, metų koncertinės grupės atlikėjo ir Latga autoriaus, kurią atlikėja pasidalino su daugumos jos dainų bendraautoriumi Linu Strockiu. Mama Top 40 klausomiausių kūrinių daina tapo Sylvester Belt atliekamas kūrinys Luktelk, o metų elektroninės muzikos atlikėjų tapo Giovanni, kuris atsiimdamas statulėlę sakė: "Didžiausia paslaptis kuriant yra turėti džiaugsmą ir suteikti jį kitiems. Kartais savęs klausiu, kas man suteikia motyvacijos toliau kurti. Tai mano šuniukas Bruno. Simutė, eisime švęsti." Metų roko muzikos grupe atlikėjų tapo grupė Abudu, kurie iškart po apdovanojimų laimėtą statulėlę patalpino į naudotų ir dėvėtų daiktų ir drabužių elektroninę parduotuvę. Metų progresyvios pop muzikos grupe atlikėjų paskelbtas Free Finga. Vakar vakare ant scenos stovėjome kaip koncertinė grupė, o šiandien atsiimame apdovanojimą. Dėkoju visiems už pasitikėjimą. Važiuojam. Džiaugiasi atlikėjas. Metų vaizdo klipo apdovanojimas įteiktas repo grupiai Despotin Fam už klipą kūriniui Greičio. Na, o metų alternatyviosios muzikos grupe atlikėjų tapo grupė Shower, kurie dar praeitais metais savo laimę bandė nacionalinėje Eurovizijos atrankoje. Metų proveržiu tapo Sylvester Belt. Atsimdamas apdovanojimą vaikinas sakė: "Pasinaudodamas progą noriu kreiptis į vyriausybę. Linkiu, kad Lukas ir Naglis galėtų susituokti ir išsiskirti tada, kai jie nori. Meilė yra meilė." Po šių žodžių arenoje nuaidėjo galingi aplodismentai, tačiau viską nustelbė ir vakaro vinimi tapo Despotin Fam, kurie dar kartą užlipo ant scenos atsiimti metų hip-hop muzikos grupės atlikėjo statulėlės. Lietuviškas šou biznis yra visiškas skemas. Visi atvarėte pasifotkinti, bet kai laimi grupė, kurios jūs nežinote, sakė vienas grupės narys, tačiau jo mikrofonas buvo išjungtas. Smagu būti šioje kategorijoje. Visiems pagarba, tačiau noriu pasakyti, F. Žemaitaitį. Pradėjo kalbėti kitas ir prisidegė, kaip pats teigė, kanapių suktinę. Mantas Stonkus bandė švelninti situaciją, sakydamas, kad tai legalus CBD produktas. Grupiai tęsiant savo kalbą, mikrofonai buvo visiškai nutildyti, o kameros nusuktos į šoną. Metų tradicinės pop muzikos grupe atlikėjų tapo Žemaitukai. Metų kūrinių daina Rokas Jan, Vaidas Baumila, Monika Liu, Gegužis. Metų albumo statulėlės į sceną dar kartą grįžo Free Finga. Apdovanojimas jam įteiktas už albumą Plastika. Metų grupės apdovanojimas nugulė į grupės Kamanių šilelio lyderės Kamilės Gudmonaitės rankas. Žiūrėdama į gražų renginį pagalvojau, kad taip greitai baigsis. Blizgučiai, šlovė, garbė praeis. Bet tai, kaip dabar sėdime, kas laiko jūs už rankos, tai niekada nepasikartos. Nepaisant to, kas mūsų viduje, kas vyksta pasaulyje, svarbiausia, kad esame gyvi, kad esame čia. Būkime. Kalbėjo moteris. Specialusis Mama apdovanojimas už nuopelnus buvo įteiktas Žilvinui Žvaguliui. Ačiū mama ir mama. Aš scenoje 40 metų. Noriu, kad jūs čia turėtumėte tokį kaifą. Dėkojo Žilvinas, kuris gražių žodžių negailėjo žmonai ir vaikams. Iškart po apdovanojimo Žvagulis išbėgo į sceną. Susirinkusiesiems jis atliko geriausiai žinomas savo dainas.
Galima jų nemėgti ar net nekęsti. Galima su nekantrumu laukti ir gerėtis. Tačiau viena aišku visiems. Mama apdovanojimai abejingų nepalieka, o skandalai įvykę šou metu yra aptarinėjami visus metus. Vasario 15-ąją Kauno Žalgirio arenoje su daug šviesų ir garso išrinktas nacionalinės Eurovizijos atrankos nugalėtojas, kuris jau gegužės 15-ąją Bazelyje, Šveicarijoje savo pasirodymą parodys visai Europai. Šio vakaro Lietuva laukė ilgai. Paaiškėjo, kad šiemet Šveicarijoje vyksiančiame Eurovizijos dainų konkurse Lietuvai atstovaus grupė Katarsis. Ačiū, neturiu daugiau žodžių. Ačiū. Tiek po pergalės tepasakė grupės lyderis. Dėl nugalėtojo titulo nacionalinės Eurovizijos atrankos finale kovojo Nojus Žebrauskas, Noj, Just Take Me on a Date, Goja, After Storm, Liepa, Ar mylėtum, Gebrasi, Hole, Amoralu, Freedom, Aniania, Running Out of Time, Justė Baradulinaitė, Tired, Katarsis, Tavo akys, Petunija, Į saldumą, Sophie Alley, The Bluest Bell, Lion Sika, Drobė ir Black Biceps, Visaip man reik. Kaip ir atrankos pusfinalius, renginį didžiausioje šalies arenoje vedė vedėjų trio Gabrielė Martirosian, Nombeko Augustė ir Rimvydas Černiauskas. Dalyvių pasirodymus vertino iš 11 muzikos profesionalų sudaryta komisija: Giedrė Kilčiauskienė, Vaidas Baumila, Unė Lensbergytė, Leonas Somovas, Inga Jankauskaitė, Vytautas Bikus, Geruta Griniūtė, Ieva Narkutė, Kristupas Naraškevičius, Monika Liu bei Ramūnas Zilnys. Komisijos dalyviams skirti balai buvo sumuojami su tiesiogiai vykstančiais žiūrovų balsavimo rezultatais. 3 daugiausiai žiūrovų ir komisijos balų surinkę dalyviai – Liepa, Lion Sika ir Katarsis – pasirodė dar kartą, o už juos balsuoti galėjo jau tik publika. Būtent ji ir nusprendė, kad Katarsis vyks į Šveicariją. Lion Sika liko antras, na o Liepa 3 vietoje. Nacionalinės Eurovizijos finalo žiūrovai buvo džiuginami ir svečių muzikiniais pasirodymais. Specialų šou surengė atlikėjas Rokas Jan, prie jo prisijungė Monika Liu bei Vaidas Baumila. Taip pat buvo galima išvysti ir praėjusių metų Lietuvos atstovą Eurovizijoje Sylvester Belt. O geriausias ir įsimintiniausias Eurovizijos dainas atliko Nombeko Augustė, Monika Marija, Gabrielius Vagelis ir Vilius Popendikis. O kaip Lietuvos deleguotą pasirodymą vertinate jūs? Ar pateksime į finalą? Pirmasis Eurovizijos pusfinalis įvyks gegužės 13-ąją. Iki to laiko tikrai apžvelgsime ir visas šalis, dalyvausiančias šių metų Eurovizijos konkurse. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!